O, tu gavai mano skaipužį? Taip, kągi, turim tokį vaikiną, pilnametį. Jis įsigudrino alkoholį papigiai pardavinėti. Nu va, jisai perka iš vienos vietos, naudodamas savo tarnybinėmis privilegijomis ir pardavinėja belenkokiems žmonėms, suprantigi, už brangiau ir darosi savo haltūrą. Tai, ką žinau, man atrodo, kad mes gal paskambinkime jam. Ir tai kas, jūs tai būsi piktasis tas kontrolierius? Tas ką ir siūlo. Nu gerai, davai. Let's set fire on his head. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Evaldu kalbu? Taip. Labadiena, Evaldai. Skambina jums Giedrius Ruseckas. Skambinu jums iš valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos ministerijos. Aš norėjau jūsų paklausti, ar galėtumėt jūs atvykti pas mus pokalbiui? Dėl ko? Tiesiog turime jums keletą klausimų susijusių su jūsų prekyba. Prekyba? Taip, prekyba alkoholiu. Nes mes gavome pareiškimą, kad jūs pardavinėjate be licenzijos alkoholį ir mes norėtume jums užduoti keletą klausimų. Nežinau, šiaip iš tikrųjų... Ne, tai, matot, tai nėra prašymas. Jeigu jums reikia, aš galiu jums atsiųsti oficialų šaukimą, ar tai ateiti pas jūs į darbą, ar tai jums į darbą atsiųsti. Jau jūs kaip norite. Aš tai nedirbu kaip ir. O tai jūs nebedirbate oro uoste? Nu, kaip ir nedirbu, ne. O jūs niekada nedirbate tenais? Aš dirbu oro uoste. Nu va. Tai vat būtent apie jūsų darbavimąsi oro uoste laikotarpį mes ir norėtume pašnekėti su jumis. Nu, gerai. Nes jūs, o šiaip, ta prasme, tiesiog prieš užbėgant įvykiams už akių, jūs kiek esate pardavę alkoholio? Aš tai nepardavinėjau alkoholio, aš esu nusipirkęs iš Duty Free kaip darbuotojas alkoholio. Ir po to jį pardavinėjote savo pažįstamiems ir draugams? Ne. Nu, bet tie, kurie pirko iš jūsų alkoholį, teigia, kad taip. Aš nežinau, ar jūs tenai su pinigais neatsiskaitėt kažką, tai ar per daug paprašėt, bet pareiškimas yra iš 2 žmonių, tai dėl to mes ir norime išsiaiškinti, kodėl jūs pardavinėjate neturėdamas licenzijos. O tai sukelia kažkokių problemų, nes aš tom neužsiminėjau, kaip ir... Tai jūs tuo... Kol kas mes teisiškai galime pasakyti, kad jūs esate nekaltas, nes teismas dar neįrodė jūsų kaltės, bet tam, kad eitume į teismą, mums reikia jūs apklausti. Ir mes turime 2 pareiškimus, kad jūs pardavinėjote, va matau, Jack Danielso, būtent abiejose, tarp kitko, jisai minimas, kad jūs pardavinėjote Jacką Danielsą, reiškia, šitągi alkoholį. Litrinėmis. Taigi? Tai, va, žiūrėkite, tai mes esame Konstitucijos 23 C korpuse įsikūrę. Kada jūs galėtumėte užlėkti pas mus? Nežinau, turiu rytoj paskaitų. Va, tai jums atsiųsti į namus šaukimą, ar kaip? Kad ir, nežinau. Galit iš tikrųjų, nežinau, sakykit rytoj, galiu užeiti. Kokiu jums patogiu laiku? Na, aš tai, žinokite, dirbu nuo 8 iki 5. Tai tiesiog, aš esu... Taip. Yra Giedrius Ruseckas, bus 302 kabinetas esu, ir, o jūs tuos čekius, kai jūs pirkote alkoholį, jūs dar turite? Ne. Tiesiog...
kaip čia pasakius, kai... Nu, nebijokit, Jėzus, neleiskite jūs į kelnes. Visiems pasitaiko. Taigi čia baudas skirsime ir viskas. Ne, ta prasme, kai aš nusipirkau Jack Danielso, Taip. tai kadangi man ten, kad padarytų nuolaidą, man to čekio kaip ir, iš esmės nereikėjo. Tai jums jį pardavė be čekio? Jį išmušė, bet, aš jo nepamdavau. Tvarkoj. O jūs daugiau mažiau prisimenate, kurią dieną jūs būtent pirkote? Kada čia? Žinokit, bijau suklysti. Aš jaučiu iš jūsų balso, kad jūs bijote. Bet, ką padarysi? Žodžiu, rytoj tik tai aš nuo 12 iki 1 pietauju, tai nuo 12 iki 1 gerai būtų, kad tą tarpą jau praleistumėt. Bet šiaip, žiūrėkite, tai ant kabineto durų mano bus užrašyta Zip FM. Radistas Justinas. Gotcha, bitch! I got you good, Evaldai! Radistai su tavim šneka, Rolandas ir Justinas. Vargšas, žiūrėk, kaip jisai sako. Evaldai, tu gyvas? Jo, aš tiesiog labai daug galvojau, kas čia galėjo kažką pasakyti. Tie, kuriems pardavinėja alkoholį? Gerai, Evaldai, viskas, mes daugiau neišdavinėsime tavo nei pavardės, nei asmens kodo, žinodami, kad gali nueiti iki tam tikrų. Bet šiaip, mums ir sako, kad tu, kaip tik ir rašo mums, kad jisai tikrai nieko nepardavinėjo niekada ir dėl to neturėtų kilti problemų. Jo, čia tiesiog bairis. Mamai ant kalėdinio stalo pirko. Ir mamai pardavė. Jo. O čia... Labai malonu, kad štai... Gerai, Evaldai, linkėjimai nuo Lino tau. Raminkis ir iki. Ate. Visa. Tai viski padėliojo spurgų į kelnes. Manau, kad kaip oškutis tokio mažų. Spirelių. Mažyčių spirelių.